Taip, sveiki gerbėmi klausytojai ir iš tikrųjų netiek ir retai tenka pakalbinti šiuolaikinės krikščioniškos muzikos lietuviškus atlikėjus dabar sielose, kadangi tai yra būtent tokio formato renginys, tai tikrai lengva visus susimedžioti ir labai patogu tokiu formatu pakalbinti didelį kiekį iš tikrųjų atlikėjų ir tuo pačiu pradžiuginti visus tos, kurie klauso mus. Arba negalėjo atvykti dėl įvairių priežasčių ir vėliau vis tiek mintimis ir dvasios nužymėtais pėdsakais galės nusikelti šitą stebuklingą laiką Sielas 23-asias Palangoje, kurias, kaip jau anonsavau, tiksliau pristačiau ir papildė mūsų dar vienas pašnekovas. Taigi, Arūnas Raudonius, pradėkime nuo nesenų įvykių, ką tik baigė koncertuoti Kurhauze ir ką man apibūdino jo kūrybos sekėjai. 33 metų senumo jauna, veržli, linksma giesmė buvo pirmoji jo repertuare ir kaip pats apibūdino autorius, tai buvo seniai, dabar esu ramesnis, tai ir giesmės prasidėjo atitinkamos. Tai neturėjom progos su Vitalijumi stebėti jūsų pasirodymu, bet koks buvo užmanimas iš tiesų šiandien jūsų šito atvykimo į palyginti netolimą Palangą, toj pačioj Žemaitijoje. Ir kaip jums pavyko iš tikrųjų scenoje, jeigu turėjot kažkokių tikslų, taip pat komerciškai kalbant, juos realizuoti šį vakarą? Neturėjau tikslų. Čia buvo tas atsakymas, kurio galėjom tikėtis, bet jau atsilenkiau. Tai, kitaip tariant, ką atnešėte į sceną tiem, kurie pamatė jūsų pavardę, o galbūt tiesiog atsitiktinai ėjo pro Kurhauzą, užklydo ir jūsų pasiklausė, pasiliko klausytis? Jeigu iš tikrųjų, tai, tikslų neturiu. Turiu tik tai gyvenimą. Jisai yra toks, koks yra. Ir tuo gyvenimu ir dalinuos su klausytojais. Nepatinka, kad scena, nepatinka kažkas. Tai giesmė yra artimas ratas. Giesmė yra malda, iš tikrųjų. Scena yra koncertas. Scena yra rampo šviesa. Scena yra atstumas. Gyvenimas jisai yra be tarpo. Tai aš bandau šitą. Tai džiaugiamės, kad tęsėt šitą liniją Sielų festivalyje. Galimai toks įspūdis man susidarė, todėl kad pastarąjį sykį, kada bendravome, tai vyko 2018 tūkstantmečio metais, šimtmečio metais Jonavoje ir jums scenoje kompanija palaikė, o gal jūs jam palaikėte maestro Andrius Kulikauskas ir tuomet krikščioniška bendruomenė subruzdo vildamasi, kad jūsų bendros kūrybinės jėgos susivienys ir, kaip sakyti, iškepsit šį bei tą, bet praėjo 6 metai ir atrodytų ir be sielų jūsų gyvenime. Tai vis malsauju, kam dėkot, kad vėl Arūną Raudonių šiandien turime šiame festivalyje jau 23-ame veteraną, žmogus, kurio vardu siejasi šis judėjimas, šis reiškinys, vyksmas, ar kaip be pavadinsi, tai iš tikrųjų norėtumėm atiduoti pagarbą tam, kuris jūs pakvietė. Tai Remiui? Taip, bet Remis visada kviečia, bet šie metai galbūt kažkas subruzdo, ką jūs savo kūryboje kitaip darėt, kad atsirado laiko noro atvykti. Tai Remis pradėjo nuo to, kad netoli Palanga, ne Vilnius, ne Kaunas. Taip, labai iš tikrųjų gerą pastebėjimą pasakė Džiugas, tai yra tai, kad prisimename tą laiką, kai buvote su Kulikausku ir tuo metu buvote pripažinti geriausia grupė festivalėje berods. Čia turbūt nespaudai reikia iškart užglaistyti, kad tas projektas buvo išvakarėse, jeigu gerai prisimenat. Jo, tai ir atrodė, kad tai buvo ekspromtinis projektas. Nesant muzikologų tas atrodė, sako Vitalijus. Tačiau vis tiek tai buvo didelio pasisekimo sulaukęs įvykis. Na, o šiandien turime Arūną Raudonių vieną ir jisai atliko kitoje scenoje giesmes. Ir tos giesmės yra, aš suprantama, kad dėl to kuklumo tokio norisi, ne kuklumo, bet dėl tokio teisingumo norisi pasakyti, kad čia ne apie mane, čia nėra apie tai. Tačiau vis tiek esame tokioj kaip krikščioniškos muzikos festivalio erdvėje ir norisi girdėti tiesiog, ką jums reiškia krikščioniška muzika. Kiek pats jūs klausote kitos krikščioniškos muzikos, ne jūsų kūrybos. Ir koks yra galbūt jūsų noras, kad kiek ką norite pasakyti savo kūrybą žmonėms arba Dievui?
jeigu apie tą, ką aš dabar groju ir ką grojau Kurhauze, tai yra net ne giesmė, tai yra malda. O malda tai yra visada intymu. Šitos giesmės jos ateina, tos maldos ateina meldžiantis. Ir ateina, tai ateina, neateina, aš nekuriu. Aš nedarau kažko, tiesiog jeigu yra malda, jinai yra. Ir viskas, ir duodi jai gyvenimą, jos atsiranda pirmoji asmeniu, nes aš šaukiuosi Dievo. Ir tada kiti gali šauktis kartu savo asmeniu, pirmoji asmeniu, gėdodami kartu, jie taip ir gėda. Aš gėdu savyje maldą. Koks? Irgi, toks koks esu, tu gėdi, aš gėdu ir mes visi nuo savęs einam. Tai čia toks būtų tikslas, aš kažkaip taip ir įsivaizduoju realiai, reiškia, kas turėtų būti bažnyčiose. Tai yra pagalba susirinkusiem eiti Dievop. Pagalba, ne pasirodymas, ne scena, ne kažkas. Muzika kaip priemonė. Taip, kas gėda meldžias dvigubai, Šventas Augustinas. Taip, mes čia gal tikrai tokį labai komercinį tą santykį mainų linkę, priemonė, pasisekimas, tikslai, bet taip, šiek tiek leidžiantis kartu paskui jūs, Arūnai, tai tikrai mane nepleidžia ta nuojauta, kad ar jūs pats iš vis linkęs esat priskirti save tokiams kažkiems žanro kategorijoms. Nes yra muzikos pasaulyje žmonių kaip Domantas Razauskas, kuris įsižeidžia pavadintas bardu. Tarkim, jūs krikščioniškos muzikos tą etiketę prisijaukinęs esate. Arūnas Raudonius, šlovintojas, krikščioniškos muzikos kūrėjas. O ar tai tiesiog toks retas atvejis, kad kiti jums primeta ją? O kodėl Razauskas įsižeidžia? Dėl to, kad skiria prasmes, jis žiūri semantiškai į bardo reikšmę ir kad tai turi būti dainuojantis aktorius, bet aš čia galiu iš atminties ir blogai pacituoti. Tiesiog ne visi mėgsta būti vadinami bardais, o jūsų muzikoje šiaip iš tikrųjų nemažai dainuojamosios poezijos, kai tai pažiūrėjus. Tai čia atlikėjams pats turbūt nepalankiausias klausimas, nes nemėgstate būti savęs į stalčiukus talpin, bet jūs, jeigu būtumėt gavęs mikrofoną, kaip jūs save apibrėžtumėte tais muzikiniais terminais, kuriuos, man atrodo, išmanote? Besimeldžiantis garsiai. Besimeldžiantis garsiai. Taip. Jeigu realiai, tai taip. Taigi nepavadinsi kažkokiu stilium, kažko tai nėra grupės, nėra kažkokio beato, nėra kažkokio ritmo. Tiesiog yra malda, o gitara tik tai kaip įrankis, jos gali nebūti. Tai kitais metais, kai atvyksite, mes būtinai perduosim tos scenos pranešėjų, kad apibūdintų šitaip, kaip dabar pageidavote. Čia nėra pageidavimas, čia paklausai. Leidote. Taip. Labai norėjusi kažkokio tokio, kaip sakyt, kritikos tokios tiems rėmams, bet priimam tikrai jūsų nuoširdų atsakymą. Man tai nėra problemos, jeigu kažkaip tai pavadina, kaip tegu būna. Aš darau tą, ką aš darau, viskas. Matau, Vitalijus dar rezga mintį, ar jau turi? Tiesiog galvoju, kaip suformuluoti tą klausimą iš tikrųjų, nes suprantu, į kurią pusę gauname atsakymus. Tai iš tikrųjų labai smagi ta tokia jūsų įžvalga arba požiūris, kad tai yra malda ir tai yra priemonė. Tačiau vis tiek muzika tai yra kažkas, kas yra žmonių visais laikais klausoma, kažkas, kas visais laikais žmonėse yra. Ir ta muzika, kurią mes klausome, jinai formuoja tą, kas mes esame. Ir iš tikrųjų, ar jūs klausote kažkokios tai kitokios muzikos, ar klausote vien krikščioniškos muzikos, ar galbūt neklausote visai muzikos? O tik tais laidas, tinklalaidas. Koks požiūris iš viso yra į tą muziką, nes aš taip suprantu, jūs kaip atsakėte, tai grinai kaip priemonė, tačiau žmonės linksminasi pagal muziką, taip pat liūdi pagal muziką ir klauso jos kaip žanro. Jeigu iš tikrųjų aš klausaus labai retai, televizoriaus neturim namie nuo 2002 metų, radiją klausau žiauriai retai. Gyvenam vienkiemį, man labai patinka tyla. Iš tikrųjų. Taip, peršas išvada, kad muzikos klausimasis įkvėpimui tikrai nedaro šiuo atveju jums įtakos. Ne. Srovės įtakos, taip. Ne.
čia galbūt tiems, jeigu mes čia įsivaizduojame esant šimtinę minę mūsų besiklausančių, arba bent jau tokių tikrai ausų prilipusių prie radijo imtuvų, tai dera įvardyti besiklausantiem, kad Arūno vien temų laukas, apie kurį galim kalbinti, yra labai platus. Kartu su žmona jūs rengiate ir sužadėtinėms kursus. Nesužadėtinėms, poroms. Poroms ir ten apie Dievą nekalbam, apie santykius. Tai va, puikis atsispyrimas. Čia galbūt Dalius jau sumastys, kaip to paklausti muzikos analogijos atveju, kad kalbame per muziką, bet nekalbame apie Dievą, neminime Dievo ir kita vertus jį ištransliuojam. Bet pratęsiant mintį, tai taip pat turite tą nuolatinio diakono tarnystę ir tiesiog atrodo kartais iš viešosios erdvės, kad daug jūsų yra, aišku, mums taip gal atrodo tokiau gyvenantiems, norėtųsi dažniau patys sutikti. Tai mano rūpimas momentas yra, kiek šiuo metu jums krikščioniškas šlovinimas, atlikimas, kiek tai dar patenka jūsų tarnystės ratus, kaip dažnai jums tenka traukti gitarą ir ją naudotis? Labai retai. Jeigu iš tikrųjų tarnystėje labai retai gal norėtus daugiau, kur tenka iš tikrųjų grot, tai krikščioniškose rekolekcijose. Yra tokios rekolekcijos, kairos, tai va ten aš pagroju. O šiaip, reiškia, jeigu kalbėti apie pamaldas, tai aš skaitau Evangeliją, kartais sakau pamokslus ir taip toliau. Užsiimu diakono tarnystę. Ten jau nėra vietos gitarai. Taip, nes... Galėtų atsirasti, bet jos reikia ieškoti. Jos reikia ieškoti tos vietos, kaip jinai turėtų atsirasti. Kažkada yra buvęs pamokslas, naudojantis, reiškia, kažkokia tai malda, gitara. Bet čia tokie vienkartiniai atvejai, čia nepastovi. Ir dabar toks dalykas dar judu, kada sakot, judu kartojat muzika. Tai aš nesu muzikantas. Va čia, visi muzikantai žino, kad aš ne muzikantas. Jie išgirsta ir jie žino, kad aš ne muzikantas. Muzika yra kažkas kito. Muzika yra stebuklas, kurį Dievas kuria per žmonės. Aš šitos dovanos neturiu. Aš tiesiog barškinu ir meldžiuosi ir viskas. Noriu pasakyti, kad jūsų pasirodymai... 4 akordai, klausyk, kokia čia muzika, visada 4 akordai. Ir visą laiką specialiai laikau tą pačią tonaciją, kad kiti galėtų, kad nesimėtytų, nešokinėtų. Prisijungti į bendruomeninį šlovinimą, garbinimą, čia savukų neskirstysim. Na taip, čia toks brandus požiūris, kai tu bandai savo turimą dovaną kažkokią pritaikyti praktikoje. Ir aš tiesiog manau, kad tai aišku yra teisinga. Galbūt tada įdomu būtų išgirsti klausytojams ir mums, kaip jūs atradote Dievą, koks buvo tas jūsų susitikimas. O čia labai ilgas pasakojimas, čia 90 metai, lapkričio 11 diena, apie 1 valandą dienos. Tiesiog malda Viešpatie Jėzau. Jūs buvote vienas ir Ne, aš tiesiog išgirdau tą maldą, bet buvo toks pojūtis, kad tai yra paskutinis šansas gyvenime. Nes jūs esat vienam interviu irgi liudijime daliesis tokiais, man labai įsiminusiais visam gyvenimui žodžiais, kad Viešpats tiesiog kaip karalius atėjo ir paėmė viską, ką jūs tuo metu turėjot. Tai nežinau, kiek to norėjai klausti, bet Arūno atsivertimas, kaip suprantu, buvo lydimas ir tokių gyvenimo pokyčių, radikalių, kur atrodytų, daug kas pavydėtų jums, kad taip lengvai. Radikalūs pokyčiai kvailiam ateina. Supranti, normalų žmonės, kada gyvena, Dievas paima už rankos ir normaliai vedas. Kada tu prisiblūdėjai, kada ten prasmengia kiaurai, tada reikia traukti. Tai tai dar nusikasusi iki šaknų, pasirodo. Tai muzika, na gerai, grojimas, jūs jau iki tol mokėjote, valdėte gitarą iki šio momento, 90-ųjų. Va taip, 4 akordais. Viskas. Kai buvo, taip ir liko. Jo, grįžau iš kariuomenės, sesuo buvo nusipirkus gitarą, pasėdėjau porą savaičių, tą, ką išmokau, tą ir mokau, viskas. Na, bet kuriuo atveju manau, kad mūsų pašnekovas vis tiek kuklinasi kažkiek. Ne, tikrai. Mums reikia atsivesti klausytojus. Aš turiu mintį, kad jeigu prieš kiek čia metų dabar, 18 ar 19 buvo grojama kartu su kompozitoriumi, tai vadinasi kažkokie duomenys yra.
bet kas negalėtų pagroti. Tai Mes girdime balsą. Tai aš negrojau, jisai grojo. Aš gėdojau, aš meldžiaus kartu su vis visais. tiek pataikėte Į natą pataikiau, jo, dainuot galiu. Taip, dainuot tai galiu. kažkas vis tik yra, kuklumas toksai veržėsi. Dainuot galiu, o grot nemoku. Jo. Gal čia matai, yra dar ir geografiniai skirtumai, nes Arūnas, kaip pristačiau, yra žemaitis, o žemaičiai nuo tokio kieto būdo. Ir Tai Kulikauskas irgi plungiškis. būtent, taip, iš Plungės. Taip. Tai tikrai smagu, kad mes tas kultūrinės ribas čia taip mėginam trinti per šitą mūsų kuklų susitikimą. Ir man netrašo dabar jūsų koncerte, atsiprašau, jūsų Dabar Angelė metu. Joknytė groja, Taip, nėra ko visi atrašinėti, nereikia susigaudė. trukdyti. Taip, iš tikrųjų, paminėjote Angelę Joknytę ir mes irgi esame čia su ja bendravę ir kai kurių klasifikacijose jūs esat greta ir turbūt tuo ir neneigėte. Tai tiesiog, ar išgirdo klausytojai naujų giesmių jūsų, ir jeigu taip, gal galime tikėtis jų kokiam nors apčiuopiamam pavydale, tai yra laikmenoj. Ne. Ne. Kas turi vykti? Laikmenos yra bandyta 1, 2, 15 kartą, nieko. Va būtent, SoundCloud'e esu sudėjęs buitiniam lygmenį, klausykit, kas norit, viskas. Jūs visiškai nesivaikot pasaulietinės jokios šlovės. Esat realiai čia tikras įkūnymas tų visų vertybių, kurios kiti skelbia, o jūs gyvenat. Nesudaryk klaidingą pojūtį. Puikybės Maskva tiek va. Tai davai, albumą leiskime. Remigis Rėmės jau bandė. Gerai, mes nepramušim. Vitalijau, tavo paskutinis žodis ir kviečiam. Paskutinis tiesiog prašymas. Gal galėtumėte kažko palinkėti žmonėms, kurie klauso mūsų dabar pabaigai? Ne dabar, bet kurie klausysis įsijungę radijo imtuvus. Arba dabar, tokia santykinai dabar. Aš palinkėsiu. Kairos laiku. Aš palinkėsiu ir ieškot, ir suras Dievą. Tada išgyvensit pilnatvę. Ačiū labai. Čia buvo Arūnas Raudonius.